Labadiena. Rinkos dalyviai nepasitikėjimą valstybių gelbėjimo planais ir baimės dėl giliau leidžiančios šaknis recesijos išreiškė stumdami finansinių bei technologijų kompanijų kursų žemyn. Dar vakar skelbtos bėdos Didžiosios Britanijos bankuose šiandien ir toliau nusitęsė per viso pasaulio bankinius sektorius. Azijos indeksai fiksavo daugiau kaip 2 procentų kritimus, nuo Europa buvo kiek ramesnė, tačiau linko į neigiamą pusę. Pabaltijo akcijų rinkos tik įpusėjus prekybai pasuko neigiamą linkme. Panašu, kad kaimininėse šalyse įsisubavęs nerimas dėl finansinio sektoriaus užkrėtė ir mūsų rinkas. Vilniaus vertybinių popierių biržos indeksas krito 1,47%. Pradžioje nuosaikiai kilusios bankinio sektoriaus bei Lifosos akcijos visgi galiausiai fiksavo neigiamus pokyčius. Panašu, kad tik į prekybos pabaigą investuotojai sureagavo į užsienio rinkose siaučiantį nerimą dėl finansų. Be to smulkieji investuotojai panoro pasiimti solidžius pelnus, gerokai į viršų atšokus bankų kursams. Šiandien akivaizdžiai buvo matyti sugrįžtantis rinkos dalyviai į trąšų gamintojos Lifosos poziciją. Be to kompanija jau po prekybos skelbs gruodžio mėnesio pardavimus, kurie lems rytojaus prekybos nuotaikas. Net 12,5 į viršų procentų kopė bendrovės Grigiškės akcijos, kurios buvo perleidinėjamos stambesniais kiekiais per porą tarpininkų. Nuo bendra biržos apyvarta nustebino seniai regėtą ženklę sumą – 6 milijonais litų. Kaimininės Latvijos vertybinių popierių biržos indeksas fiksavo net 3,14% smukimą. Daugiausiai indekso neigiamą pokytį įtakojo net virš 9 procentų dardėjusios Latvijos Kugnecība akcijų kaina. Apyvarta šioje biržoje taipogi kiek išaugo ir siekė 32 000 Latvijos latų. Na, o Talino vertybinių popierių biržos indeksas neatsiliko nuo Latvijos ir garmėjo virš 3 procentų. Vakar rinkos sulaukė Tallinn Group pranešimo, kad kompanijos bendras pelnas per pirmąjį finansinį ketvirtį smuktelėjo 7 procentais. Panašu, kad investuotojai tai sureagavo ir kainą tempė žemyn. Didžiausia apyvarta šiandien vėl išlaikė ST Telekom. Na, kaip ir buvo galima tikėtis, Olympic Entertainment Group buvo ta pozicija, kurioje fiksuotas pelnas ir kaina spaudžiama beveik 10 procentų žemyn. Bendra biržos apyvarta šiandieną siekia virš 1 000 000 eurų. Šiandien naujienų tiek, viso geriausio.